Pamačiau tave tamsią naktį, tuščios gatvės tu viena, pasimetus tyloje, už lango siaučianti. Užpildžiau savo svajonių laišką ir labai greitai gavau savo svajonę. Mano svajonė buvo naujas telefonas, nes labai mėgstu fotografuotis ir šiaip užfiksuoti visokias tai savo dienos įvykius, pavyzdžiui. Ir sužinojau, kad tas telefonas labai yra geras ir kad man tiktų ir patiktų. Tai labai tikimės, kad tau, kaip sakyt, tavo kasdienybę prasklaidins, viską, kaip sakyt, ten rasi. Jau ir pripratau ir susitaikiau su tuo, kas manęs ir toliau laukia. Ir kuo toliau, šiaip tuo lengviau bus. Šiaip labiau tai aktyvi aš, bent jau tiek save laikau. Tai žiemą pas mane pagrindė būna ledas su pačiūžom. Riedučiais irgi labai mėgstu važinėti. Šiaip prieš visą tą tai hip-hopą šokau, badmintoną lankiau, chorą lankiau ir mokykloje šokau viena prieš daug žmonių, nes prašydavo manęs. Čia buvo taip, kad vieniems 12-okams netgi šokį turėjau kurti šimtadieniui. Labai didelis ačiū Motyv restoranui ir Katrynai, kuri atvažiavo pas mane ir įteikė tikrai be galo didelę dovaną ir svajonę išpildė. Tai sveikinu Viktoriją su gimtadieniu ir turbūt linkėčiau tai sveikatos, didelės sveikatos. Šiandieną atlikom vieną gerą darbą, tai išpildėm Smiltės svajonę. Iš tikrųjų jaudinaus labai važiuodama iš Vilniaus į Kauną. Atrodo, gerus darbus daryti paprasta, bet kažkaip kai pagalvoji apie visą foną, kokį tie žmonės išgyvena, tai supranti, kad čia mažiausiai ką gali padaryti, tai turbūt išpildyti tokią svajonę. Tai džiaugiuosi, kad Smiltę nudžiuginom. Smiltė sakė, kad mėgsta fotografuoti, tai turės įrankį, su kuriuo galės fotografuoti, o Smiltės svajonę išpildėm, padarydami dovaną ir kitam žmogui. Tai Viktorija, norim pasveikinti nuo Motyvo jūsų gimtadieniu. Ir Smiltės svajonės išpildymas yra jūsų dovana. Tai pamačius Smiltės drąsą, turbūt noriu palinkėti ir mums tos drąsos ir džiaugtis čia ir dabar. Ir suprasti, kad kartais tos problemos yra labai menkos. Tai tiesiog džiaugtis čia ir dabar. Junkitės ir tapkime jėga, kuri kūrė gerumą, vieninga komanda geriems darbams.